Pirmoji Samuelio knyga, 30 skyrius. Kai Dovydas ir jo vyrai trečią dieną sugrįžo į Ciklagą, amalekiečiai buvo įsiveržę į Negebą ir Ciklagą, užėmė jį ir sudeginę. Jie išvedė į nelaisvę moteris ir visus nuo mažiausio iki didžiausio. Nė vieno nenužudė, bet išsivarė su savimi ir nuėjo savo keliu. Dovydas ir jo vyrai, grįžę į miestą, rado jį sudegintą, o jų žmonas, sūnus ir dukteris išvestus nelaisvėn. Tada Dovydas ir su juo buvusiai žmonės pakėlė balsus ir verkė, kol nebeliko jėgų verkti. Abi Dovydo žmonos irgi buvo išvestos nelaisvėn. Jezreelietė Ahinuama ir Abigailė, karmeliečio Nabalo našlė. Dovydas buvo labai nuliūdęs, nes žmonės tarėsi jį užmušti akmenimis. Visi jie sielvartavo dėl savo sūnų ir dukterų. Bet Dovydas sustiprino save Viešpatyje, savo Dieve. Dovydas paprašė kunigą Abjatarą, Ahimelecho sūnų, atnešti efodą. Abjataras atnešė Dovydui efodą. Dovydas klausė Viešpaties, sakydamas, ar man vytis tą gaują, ar aš juos pavysiu? Viešpats atsakė, vykis, tikrai pavysi ir išvaduosi belaisvius. Taip Dovydas ir 600 jo vyrų išėjo. Pasiekus Besero upelį, pavargę kariai pasiliko prie jo. Dovydas su 400 vyrų toliau vijosi, o 200 pasiliko, kadangi buvo taip pavargę, jog neįstengė perbristi upelio. Laukuose jie rado egiptietį, atvedė jį pas Dovydą ir davė jam duonos valgyti ir vandens atsigerti. Ir jie davė jam džiovintų figų ir 2 kekes džiovintų vynuogių. Pavalgęs jis atsigavo, nes 3 paras buvo nevalgęs ir negėręs. Tuomet Dovydas klausė jo, kam tu priklausai ir iš kur esi? Jis atsakė, aš esu egiptietis, vieno amalekiečio vergas. Mano šeimininkas paliko mane, nes prieš 3 dienas susirgau. Mes buvome įsiveržę į pietinį Keretų kraštą, Judą, į pietines Kalebo žemes ir sudeginome Ciklagą. Dovydas jam tarė, ar tu gali mus nuvesti prie to būrio? Tas atsakė, prisiek man Dievu, kad manęs nenužudysi ir negrąžinsi mano šeimininkui, tada nuvesiu tave pas juos. Kai jis nuvedė juos, amalekiečiai buvo pasklidę po visą kraštą, valgė ir gėrė švęsdami, nes plėšdami Filistinų ir Judo žemes buvo paėmę didelį grobį. Dovydas mušė juos nuo sutemų iki kitos dienos vakaro. Nė vienas iš jų neištrūko, išskyrus 400 jaunuolių, kurie pabėgo, užsėdę ant kupranugarių. Dovydas atsiėmė visą, ką amalekiečiai buvo pagrobę, ir išvadavo abi savo žmonas. Nieko jie nepasigedo, mažo ar didelio, nei sūnų, nei dukterų, nei jokių daiktų, kuriuos amalekiečiai buvo paėmę. Dovydas viską atsiėmė. Dovydas paėmė visas jų avis ir galvijus ir varė juos pirma savo galvijų, sakydamas, tai Dovydo grobis. Dovydas atėjo į kitų 200 vyrų, kurie buvo išvargę ir nebegalėjo sekti paskui Dovydą ir buvo palikti prie Besoro upelio. Jie išėjo pasitikti Dovydo ir jo vyrų, ir Dovydas priartėjęs juos pasveikino.
Tada kai kurie pikti vyrai, Belialo žmonės, iš tų, kurie ėjo su Dovydu, kalbėjo: jie nėjo su mumis, todėl mes jiems nieko neduosime iš atgauto grobio, tik kiekvienam žmoną ir vaikus, kad juos pasiėmę keliautų savo. Dovydas tarė: mano broliai, negalima taip elgtis su tuo, ką Viešpats mums davė. Jis mus saugojo ir atidavė tą būrį, kuris mus užpuolė, į mūsų rankas. Kas pritars jums šiuo klausimu? Ką gauna ėjęs į mūšį, tą gaus ir tas, kuris saugojo mantą. Jie turi pasidalinti po lygiai. Taip, tas nuostatas buvo įvestas Izraelyje ir galioja iki šios dienos. Dovydas, sugrįžęs į Ciklagą, pasiuntė dalį grobio Judo vyresniesiems, savo draugams, sakydamas: štai jums dovana iš Viešpaties priešų grobio. Jis siuntė į Betelį, į Negebo Ramotą, į Jetyrą, į Aroerą, į Sifmotą, į Eštemoją, į Rachalą, į Jerachmelitų ir Kainitų miestus, į Hormą, į Bor-Ašaną, į Atachą, į Hebroną ir visas vietas, kur Dovydas buvo buvęs su savo vyrais.